Sveiki. Šiandien naršydamas socialinius tinklus ir žiūrinėdamas irgi pamačiau tokį posakį, kad gyvenk, lyg šiandien būtų paskutinė tavo diena. Turiu pasakyti, kad tai yra labai populiarus posakis, labai dažnai aš jį visur matau ir girdžiu, tačiau kartais susimastau, ką jis reiškia ir ar aš tikrai norėčiau ir galėčiau visą laiką gyventi taip, lyg tai būtų paskutinė mano gyvenimo diena. Taigi apie tai norėčiau šiandien ir padaryti šį įrašą. Kaip minėjau, pastaraisiais metais savo aplinkoje bei žiniasklaidoje tarp įvairiausių influencerių ir dvasingumo mokytojų bei sekėjų dažnai susiduriu su pasakymu gyvenk taip, lyg šiandien būtų paskutinė tavo gyvenimo diena. Na, skamba tikrai girdėtai mums visiems. Tai panašių posakių bei skatinimų yra daugybė variantų. Carpe diem, seize the day, nepraleisk neišnaudotos nė vienos minutės, nežinia kada mirsi, tai išnaudok visas galimybės, kad paskui netektų gailėtis, numiręs pailsėsi, numiręs prisigulėsi, įsivaizduok, kad šiandien paskutinė tavo gyvenimo diena, kaip ją praleistum, labiausiai žmonės gailisi, ko nepadarė, o ne tai, ką padarė ar padarė blogai, kvailai. Įsivaizduok, kad sergi vėžiu su metastazėmis ir gyvenk taip, lyg iš tikrųjų juos sirgtum ir panašiai. Taigi drįstu pareikšti, kad negyvenu taip, lyg šiandien būtų mano paskutinė gyvenimo diena, taip nesugebu, ne mano galioms, ne mano jėgoms, kiek įmanau skinu dienas, visgi masė mano minučių praeina veltui ir neišnaudotos. Aš guliu ir ilsiuosi ir dabar. Ne tik tai tada, kai numirsiu. Arbatą arba kavą geriu lėčiau nei galėčiau, juo labiau nesusipilu į gerklę stovėdamas ant kojų. Kartais gavęs pakvietimą sudalyvauti kokioje veikloje arba renginyje atsisakau. Vietoj mokymosi naujų dalykų ar darbo arba laiko darbui žiūriu filmą, nors jis ne visada pasirodo vertas žiūrėjimo. Kartais susidomėjęs kokiu atlikėju perklausau YouTube ne 2, o 5 ar daugiau jo arba jos dainų, kam sueina taip pat brangiosios mano gyvenimo minutės. Kartais taip įsigilinu į temą, straipsnį arba savo prisiminimus, kad praleidžiu visą laiką mąstydamas ir svajodamas, arba einu iš straipsnio į straipsnį, kol patenkinu savo smalsumą sudominusią temą. Tam išeina daugiau, kartais gerokai daugiau laiko, nei iš pradžių planavau. Sakysite, o kas čia blogo? Giliai domėtis tam tikrą temą, nuodugniai susipažinti su atlikėjo kūryba, arba vietoj nusimatytų 30 knygos puslapių perskaityti 70 puslapių. Netgi lėtas arbatos gėrimas laikomas tam tikra meditacija ir dvasinių mokytojų netgi yra sveikintinas. Tačiau įdomiausia, jog tokie laiko praleidimo būdai turi neformalią rangų sistemą, kiek pastebėjau. Tai yra vieni iš jų laikomi vertingesniais nei kiti. Pavyzdžiui, knygos skaitymas laikomas vertesniu savo gyvenimo minučių leidimo būdu, negu tiek pat laiko filmo žiūrėjimas. Dokumentinio filmo žiūrėjimas laikomas vertingesniu negu trilerio. Kėlimasis anksti ir ėjimas miegoti anksčiau daugelio gyvenimo gurų yra laikomas vertingesniu nei kėlimasis vėlai ir ėjimas miegoti vėliau, nors būdraujama tokį patį valandų skaičių, tik tiek, kad paros ritmas yra šiek tiek pasislinkęs. Pagaliau lėtas arbatos gėrimas yra laikomas meditacija, tačiau lėtas dulkių šluostymas arba šiukšlių išnešimas gaišatimi. Tad jei aš visus darbus darau lėčiau, išeina, jog dalį savo brangiųjų gyvenimo minučių paleidžiu vėjais. O galėčiau jas išnaudoti kam kitam, vertingesniam. Jau nekalbant apie maisto gaminimą valandą ilgiau, kai galima pasiruošti ką nors paprasčiau, greičiau ir nebūtinai nesveikiau. Taigi asmeniškai man baisu, jog net laiką, kurį norėčiau ar galėčiau skirti kūrybiniam rašymui, kuriuo labai užsiimu ir labai vertinu kaip man svarbią veiklą,
paskiriu kitiems nevertingiems dalykams, mat tai nėra paskutinė mano gyvenimo diena. Ko gero, verčiau pačiam kažką sukurti, nei tą patį laiką skirti skaitant ne 20, o 50 svetimos knygos puslapių. Nors, kaip minėjau, pasimėgaujant gerti arbatą arba ragauti vaisių yra vertingokas laikas, ypač jei tai darau su dėmesingu atidumu, tačiau lyginant su kūrybiniu rašymu ar kitokia kūrybinė veikla, jis beveik bevertis ir stovi ant kur kas žemesnio rango laiptelio nei kūryba. Taigi net ir tame, kas man pačiam svarbu, aš negyvenu taip, lyg sirgčiau vėžiu ir po kelių dienų mirčiau. Dėl visų šių dalykų kartais jaučiuosi lūzeris ir nieko negaliu padaryti. Negaliu sudalyvauti kiekvienam mane sudominusiam renginyje, nors norėčiau. Negaliu nesant reikalo prisiversti atsikelti 8 valandą, o net ir tokiu laiku pabudęs prasivolioju iki 9 valandos ar dar ilgiau. Mąstau, galbūt neturiu valios, galbūt, ir dėl to taip pat jaučiuosi lūzeris. O labiausiai dėl to, jog beprasmiškam vartymui lovoje sugaišau porą papildomų valandų, per kurias galėjau mankštą padaryti, knygos paskaityti, susiruošti normalius pusryčius ar skirti brangų laiką tam, kam dienoje jo neužtenka arba lieka labai mažai. Dėl to galvoju, kad gyvenimo gale man bus rodomas prieš akis mano gyvenimo filmas, tai daug tų kadrų nebus labai įdomus, taip sakant, ir užpildyti nerealiai vertingomis veiklomis bei prasmingiausiomis akimirkomis. Žinoma, kažkiek bus ir tokių, bet ne tiek, kiek rekomenduoja dvasiniai mokytojai ar tiesiog žmonės savo dienas užpildantis jiems svarbiais dalykais nuo ryto iki vakaro. Taigi negyvenu taip, lyg šiandien būtų mano paskutinė gyvenimo diena. Nesugebu, neįstengiu, kartais nueinu lengvesniu, neprasmingu keliu, net jei dėl to graužiuosi. Tai mane skatina mąstyti, ar apskritai yra įmanoma gyventi lyg paskutinę savo gyvenimo dieną. Ar tai nebūtų pernelyg intensyvu, pernelyg nepakeliama mūsų psichikai? Ar nesudegintume savęs kaip žvakių liepsna pernelyg greitai? Ar iš vis gyvenime kiekvieną minutę pasitaiko tiek galimybių pasakyti draugui aš tave myliu, išgelbėti gatvėje šuniuką, važiuojant automobiliu sutvarkyti svarbų reikalą, skaityti vien prasmingas knygas, turėti gilius pokalbius su mums imponuojančiais žmonėmis? The Bitch in Me sako, kad taip, žinoma, psichika to neatlaikytų. Na be abejo, imponuojantys žmonės turi ką veikti, negu kaip su manim kalbėtis. Kas be ko, keltis 8 valandą man būtų per anksti ir nesveika organizmui, tai ir miegok savo vakarį iki 9 arba iki 10, jeigu jau esi pelėda. Taip ir gyvenu, tik pastebėjau, kad pradedu vis labiau praleisti laiką pagal savo pajautimą ir mažiau sukti galvą, ar gyvenu taip, lyg tai būtų paskutinė mano gyvenimo diena.